Sveiki visi, čia aš Dovydas kartu su jumis ir šiandien aš šnekėsiu apie tokią gal kiek rimtą temą, apie kurią tikrai norėjau ilgai pašnekėti, bet tiesiog nerasdavau tinkamų žodžių tam apsakyti arba kurdavau video ir tiesiog nekeldavau, nes man kas nors nepatikdavo. Tai šiandien, jeigu matot šitą video, tai pagaliau man pasisekė išreikšti mano nuomonę jums. Dabartinis pasaulis, dabartinis visas didelis pasaulis, šių vaikų jaunimas ir visos jų nuomonės, mąstymas ir visa. Visų pirmiausia, norėčiau pašnekėti apie tą dabartinį jaunimą, apie jo supratimą gyvenimo ir kažkaip tiesiog toks jausmas, kad jie visiškai jo nevertina, ta meilė tokia yra žiauriai sureikšminama, kaip ten kažkas atsitiko, dėl to išsiskyrė ir ten pradeda pjaustytis, pradeda rūkyti, pradeda gerti ir visai neturi supratimo apie visą gyvenimą, nes žmogui dar tik ten 15-16 metų ir jis visai nepatyręs gyvenimą, nieko nesupranta dar iš esmės, kas yra tas gyvenimas ir tiesiog tokių dalykų pradeda savo daryti, kurie taip kenkia, kad net nebeturi supratimo, ką jie praranda ateityje, nes gyvenimas yra nuostabus dalykas, jame galima tiek patirti, tokių dalykų sužinoti, pajausti, pamatyti ir tiesiog kai kurie to net nebegali suvokti, nes sugadina visą save vaikystėje ir paauglystėje. Didžiausia gal net problema dabartinių vaikų ir paauglių, nes tai yra negrįžtama, tai yra tavo gyvenimo pradžia, tavo pagrindas, tie pamatai vadinami ir jų nebepakeisi, o kaip norėtum gyventi dabar, tu nebegalėsi, nes tu pradėjai gyventi kitaip ir taip jau yra. Apie visas tas nelaimės, kurios atsitinka kiekvieną dieną, visada ir, nuo menkiausių dalykų iki didžiausių yra, tiesiog tos nelaimės yra lyg barjerai tau, kuriuos tu turi peršokti, kuriuos tu turi aplenkti, padarydamas savo geriau, nes tu turi perprasti gyvenimą ir pradėti naudotis juo, kad galėtum pajausti tą jo grožį, šilumą ir tą super gerą jausmą, kad tu gali gyventi čia, kad tu esi vertas gyvenimo ir kad tu ne veltui gimei. Yra skaudu girdėti tokius žodžius, kaip nebenoriu gyventi ar man atsibodo būti šioje žemėje, nes čia yra nesuvokiama ir tokie žmonės, sakydami tuos žodžius, dar net nesupranta, visų pirma nesupranta savęs, kas jie yra, kas jie gali būti ir savo galimybių, nes tai yra per daug sunku suprasti tokiam žmogui. Taip, suprantu, gal tokiam amžiui yra labai sunku tokie momentai, nes tas amžius yra, kai žmogus tiesiog nežino, ką daryti, ieško savęs, kai kurie tikrai ieško savęs visur ir stengiasi suprasti save ateityje, gal dabar save suprasti, kad galėtų pateikti save kur nors kaip nors ateityje, bet kai kurie visiškai nieko neieško, nieko nesidomi ir gyvena tik dabartimi, bet aš neteisiu tų, kurie gyvena dabartimi, nes aš buvau vienas jų didelį laiką ir iš tikrųjų dar dabar esu, nes aš manau, kad gyvenimu tikrai reikia mėgautis ir reikia būti dabar, negalima kažko atidėlioti, negalima nesimėgauti gyvenimu dabar. Visada reikia ieškoti ir rasti, kas yra gerai dabar, o ne kas bus ateityje. Nes jeigu tu gyvensi dabar gerai, tave nuteiks visas pasaulis, kad tu ir gyventum gerai ateityje. Nes svarbu šypsotis pasauliui ir pasaulis šypsosis tau. Tiesiog tokio amžiaus žmonės dar nėra pakankamai išgyvenę tame pasaulyje, kad galėtų spręsti, koks jis nėra gražus, ar ten jam koks jis žiaurus ir panašiai. Taip, pasaulis gali būti žiaurus, bet jeigu tu tik žvelgsi jo žiauriąją pusę, tu ir tapsi toks,
koks jis nori, kad tu taptum. Nes jis yra įvairus, jis yra labai įvairus. Tu tiesiog gali pats rinktis, kuo tu nori būti ir kaip tu nori gyventi, kada tu nori tapti kažkokiu, kokiu nori. Nes esmė tame, kad tu pasirinkai savo kelią. Niekas tavęs kažkur ten blogesnių kelių nenuveda. Jokie draugai, ten tavo artimieji, tu pasirinkai pats. Nes jeigu tu nesuprasi savo protų, kas tu esi, ko tu nori ir kur tu link seki, tai tiesiog būsi valdomas kitų. Tu nepasieksi gyvenime kažko, nes kažkas, kuris tave visą laiką vedė, gali tave tiesiog pamesti ir tu neberasi to kelio, paskui kurį tu visą laiką ėjai. Tau tiesiog reikia surasti save ir prasiskinti savo kelią. Ir tas kelias turi būti tik tavo, nes tu turi suprasti tą gyvenimą, kaip tu nori. Ir nesvarbu, ką kiti man. Nesvarbu, kaip kiti tave smerks, ar kiti ten pyks ant tavęs dėl kažko. Tu pasirinkai savo kelią. Ir tu turi eiti juo iki pat galo. Nes tai yra tavo kelias. Tai yra tavo gyvenimo kelias. Nes aš asmeniškai gyvenimo pabaigoj savo tikrai norėčiau džiaugtis tuo gyvenimu ir tuo, ką padariau. Nes aš noriu išbandyti viską. Noriu išbandyti viską gyvenime, kas yra įmanoma. Nes aš ir esu tam. Aš tam gyvenu, kad aš galėčiau pajausti viską. Pajausti skausmą, pajausti meilę, pajausti laimę, pajausti viską. Nes jeigu tavo gyvenimas bus toks saldus, kad tu jausi tik laimę, meilę, gėrį ir viską, tai pajautęs menką skausmą tu gali stipriai įsižeisti ir nebepakelti to. Turi priimti gyvenimą toks, koks jis yra. Kad ir kaip iš jų vedžiotojai, aš čia viską pasakiau, gal jūs kažko nesupratot, bet man tiesiog norėjau pasakyti, kad jūs turit gyventi šią akimirką, bet stenkitės mąstyti ir į priekį, stenkitės ieškoti savęs, nes tik taip jūs prasiskinsite savo kelią. Tik šiuo būdu jūs galėsite prasiskinti tą savo taką, kuris ir leis jums mėgautis gyvenimu ir jausti tą visą laimę ir gėrį. Ypač yra stiprus dalykas, taip, žinau, gal tai jūs ir užknisa mokykloje, jūs nebegalite to daugiau klausyti, bet aš tiesiog labai noriu pasakyti, kad tie žmonės, iš kurių tyčiojasi, iš tikrųjų yra daug stipresni. Ir jeigu jie gali išsilaikyti dienas, savaitės, mėnesius, metus su visom tom patyčiom, kurias jie patiria, tai jie yra tie didvyriai, kurie skinasi savo kelią ir nepasiduoda gyvenimui, atlaiko visas tas sunkes jėgas, kurios juos slegia, bet jie tiesiog nepasiduoda. Nes tie žmonės kažkada ateityje bus tokie įtakingi žmonės ir jie prisimins jūs. Jie prisimins, ką jūs blogo darėt jiem, bet greičiausiai jie jūsų nesmerks. Nes jūs su visom šiom patyčiom, nepasitenkinimais to žmogaus veikla ar įvaizdžiu ar bet kuo, jūs tiesiog skatina eiti toliau. Nes šie žmonės, iš kurių dabar yra tyčiojamasi, jie tiesiog yra stipresni. Psichologiškai jie gali atlaikyti daug daugiau jėgos ir spaudimo, negu tie žmonės, kurie visą laiką tai darydami jautėsi komfortabiliai. Todėl jie ir bus ateityje stipresni ir galės atlaikyti bet ką. Aš tiesiog manau, kad kiekvienas turi branginti tai, ką jie turi, kad ir kokie jie yra, nes duota tai, kas duota. Tu nieko nepakeisi. Tu gali pakeisti tik tai, kas bus ateityje. Tu nepakeisi dabarties, nes tavo šeima yra tavo didžiausias turtas, jie yra tavo patarėjai, jie visada tave palaiko, kad ir ką tu bedarytum. Jie tiesiog žino, kad tu esi geriausias. Ir jie bando tave priversti, kad tu tai susiprastum.
Nes kiekvienas gali būti toks, koks jis nori būti. Tiesiog reikia siekti to ir nepasiduoti tam sunkiam gyvenimui, kuris tavęs gali laukti už pat kampą. Tai ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Gal kiek ir sunkiai šiandien tema buvo, bet tikiuosi, kad kažkiek pamastysit apie visą tai. Ir nesakau, kad viską suprantu, man tik 14 metų ir aš tikrai tiesiog stengiuosi rasti save ateityje, rasti save, ko aš noriu būti, kas aš esu dabar. Ir ačiū labai visiems už dėmesį ir iki kito karto.